Sveiki, tai mano pirmasis įgarsinimas knygos Menas nesukti savo galvos. Šią knygą pasirinkau dėl to, kad mes žmonės labai dažnai savo sukam galvą, turim įvairiausių minčių ir iš jų negalime ištraukti. Ir manau, šitoje knygoje yra labai daug praktinių patarimų, kaip atsikratyti tų minčių, kaip susigyventi su savimi ir atrasti tą vidinę laisvę. Tai, kaip ir minėjau, tai yra mano pirmasis skaitymas. Tai gali būti įvairių kirčiavimo klaidų, sustojimų kokiu nors, tai iš karto sakau, nepykite. Tai nedaug žodžiausių ir pradėsiu. Tai menas nesukti savo galvos. Įžanga. Daugelį metų vedu konferencijas, seminarus mokyklose, įmonėse, ligoninėse. Per visus šios renginius išryškėja ta pati tiesa. Mes kiekvieną dieną save kamuojame. Varginame save, stengdamės atitikti mums netinkamus standartus, reikalavimus bei modelius. Kamuojamės, nes manome, kad niekada nieko neatliekame tinkamai ir norime padaryti vis geriau. Graužiamės, nes esame įsitikinę, kad kiti geba viską tinkamai padaryti. Dažnai kankinamės ne tada, kai mūsų nieko neprašo. Mūsų įsuka į aktyvizmo verpetas. Jis mums visiškai apakina. Įsitvėrė minties, kad būtina veikti, nebematome, jog iš tikrųjų nedarome nieko. Blaškomės ir susijaudiname, pamirštame savo esmę. Užmirštame būti drąsūs. Susitaikykite su gyvenimu. Iš savo patirties žinau, kad kitaip naujai neatrasime savyje glūdinčių galimybių, apie kurias visiškai pamiršome. Sustokite. Tai vienintelis būdas veikti. Įsilaisvinkite iš nuostatų, procedūrų, tariamai netidėliotų reikalų. Jie tokie nėra. Tik taip sužadinsite savo entuziazmą bei norą judėti toliau. Nepulkite kopti į kalno viršūnę ar lįsti į uolą, kad viską apgalvotumėte. Likite ten, kur esate. Tik nesiliaukite samprotavę. Susitaikykite su gyvenimu, nes to reikia mūsų pasauliui, išvargintam kančių, vargų bei nužmogėjimų. Privalote nedelsdami imtis pokyčių, susitaikydami su gyvenimu. Taigi, pirmasis skyrius – nebemedituokite, nieko nedarykite. Niekada neklaus kelio to, kuris jį žino. Rizikuoji netekti galimybės išsukti iš to kelio. Rabi Nachmanas de Bratslavas. Ar aš medituoju? To savęs klausiu. Matydamas kalnus knygų ir daugybę traktatų, kuriuose raginama pradėti medituoti, mokama įvairių meditacijos technikų ir aiškinama jos teikiama nauda. Ar aš medituoju? Ne tokiu būdu. Neverčiu savęs daryti to, ko nenoriu. Kai jaučiuosi nepasirengęs medituoti, tiesiog užsiimu kokia nors kita veikla. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Aš to nedramatizuoju. Netaikau specialių meditacijos technikų, nesivadovauju instrukcijomis, medituoju, kad išsivaduočiau iš visų prievolių. Taip pat neužsibrėžiau tikslų tapti išmintingas, ramus ir kantrus. Neturiu tokio tikslo, nieko nesiekiu. Net netrokštu pradėti ar pabaigti dieną ypatingos dvasinės būsenos. Jau daugiau kaip 25 metus medituoju ir maždaug 15 metų mokau kitus šios dvasinės praktikos, bet nesukūriau jokios meditacijos technikos, kurią galėčiau perteikti taip pat nevilioju žmonių pažadais. Beje, kai pradėjau mokyti meditacijos, daugelis man pranašavo nesėkmę. Man pirmiausia aiškinu žmonėms, kad meditacija nepadės jiems našiau, veiksmingiau dirbti, įgyti išminties, paprastai tariant, kad ji yra niekam nereikalinga. Tad kokia prasmė medituoti? Meditacija suteikia galimybę išsivaduoti iš naudą ir grąžą grindžiančios sąmonės, būdingos mūsų laikų žmogui. Pastaraisiais metais žmonės aplink save karštligiškai trokšta siekti laimėjimų.
Tai jau tapo pavojinga. Pasaulyje, taip pat ir meditacijos srityje, raktiniai žodžiai yra grąža ir nauda. Mačiau, kaip platinami vadovėliai, kuriuose mokoma pratimų, net nurodoma, ką ir kaip žmonės turėtų daryti, kad po 10 ar 20 seansų pamatytų aiškius rezultatus. Buvo aiškinama, kad reikia medituoti įmonėse, nes tai padidina darbuotojų našumą, mokyklose, nes tai padeda mokiniams labiau sutelkti dėmesį ir veiksmingiau mokytis, taip pat namuose, nes medituojant patiriama mažiau streso. Mačiau žmonių, kurie prarado pasitikėjimą. Vėliau nusivylė meditacija, kai jiems mokantis nepavykdavo pasiekti trokštamų rezultatų. Jie nepasikeisdavo ir net neatsikratydavo streso. Be abejo, šie žmonės man aiškino, kad nepakankamai susitelkė, kad jiems nepasisekė atitrūkti nuo savo minčių, kad buvo išsiblaškę, pasirinko netinkamą sėdėjimo pozą, ar galbūt jiems tiesiog netiko sudėtinga meditacijos technika. Tiesą sakant, jie ruošėsi tarsi egzaminui žodžiu. Tačiau kuo labiau nervinamas ir mąstoma apie tai, kad privalo pavykti, tuo iškyla didesnė grėsmė, kad užgniauž gerklę, ims drėkti rankos, bus baugu ir nemalonu. Todėl patiriama nesėkmė. Aš nenaudoju tokių vadinamosios meditacijos būdų. Mano supratimu, meditacija yra ne technika, ne pratimai. Nepaslaptis, kad tai gyvenimo būdas, menas susitaikyti su gyvenimu. Nepateikiu jokių nurodymų, neskleidžiu gudrybių, nieko negarantuoju ir nežadu apdovanojimų. Nesiūlau leisti mintims tekėti, į jas nesigilinant, kad kaip žiūrima į įsisklaidančius debesis. Tokia technika nėra bloga, bet ji labai greitai ima varginti ir galiausiai pabosta, o nuobodžiaujant netenkama gyvybingumo. Nenoriu savo primesti kankinančios prievolės medituoti. Pageidauju kliautis protu ir žmogiškumu. Žinau, kad mano žodžiai žeis kai kuriuos žmonės, bet pasirinkau sakyti tiesą, nes tvirtai ją tikiu. Iš esmės pradedame medituoti tada, kai liaujamės stengiasi tai daryti, kai atsikratome minties, kad kas nors turi būtinai pavykti, nusimetame prievolę kažką atlikti, pasiekti tikslą, kai išsilaviname iš baimės, kad nepavyks. Aš taip pat kartais nervinuosi, o reikalavimas atsipalaiduoti mane tik dar labiau sunervina ir priverčia jaudintis. Net nelaukiu, kol kas nors kitas palieps. Pats puikiai moku kankintis. Aš kaip ir kiti žmonės noriu viską padaryti gerai. Taip gerai, kad dėl to patiriu milžinišką įtampą. Kai susiformuluoju uždavinius, mane apima paniška baimė, kad nepavyks jų gyventinti. Tačiau iš patirties žinau, kad turiu savo pripažinti, jog nervinuosi ir nuoširdžiai sau leisti tai daryti, susitaikyti su savo nerimu. Keista, bet tai atlikus dažniausiai man pavyksta labai greitai atsipalaiduoti. Tokį paprastą ir kartu sudėtingą veiksmą, kaip išdrįsti palikti save ramybėje, susitaikyti su gyvenimu ir vadinu meditacija. Menu savo senelius, kurie tylėdami ilgai žiūrėdavo į židinės spraksinčią ugnį. Jie buvo komunistai, todėl atsiribojo nuo religijos ir dvasingumo. Šie žmonės nebuvo mistikai. Niekada negirdėjau jų kalbant apie meditaciją, bet mano supratimu, jų vakarai prie židinio tai labai primena. Tokiais vakarais jie dvasiškai apsivalydavo. Tai buvo natūralus, banalus, bet būtinas aktas. Jis toks įprastas, kaip vaikščioti, judėti, pavargti ar sportuoti. Dabar sportu vadiname treniravimąsi pagal specialistų nurodymus, naudojantis treniruokliais, programomis, prietaisais. Jais matuojami mūsų rezultatai, siekiant palyginti juos su kitų sportininkų rezultatais. Mūsų prosenelėms nereikėjo bėgioti, kad palaikytų formą. Man buvo 14, kai pirmą kartą išgirdau kalbant apie meditaciją. Tuo laikotarpiu buvo medituojama slaptai. Aš labai susidomėjau meditaciją, bet bijojau imti šios praktikos, kad netapčiau daržovę. Ar tai, jog nieko neveiki tam tikrą laiką, nereiškia, kad visiškai pasiduodi? Beje, taip pat pamaniau, kad jei šis paprastas metodas iš tiesų būtų veiksmingas,
visi jį taikytų. Vėl įnikau godžiai skaityti knygas ir rašyti eilėraščius, tačiau giliai viduje šis susidomėjimas išliko. Būdamas 21 nusprendžiau pradėti studijuoti filosofiją, bet mano nusivylimas buvo toks pat didelis kaip ir entuziazmas, kurio vedinas pasirinkau šį kelią. Tiesą sakant, studijos man nesisekė. Jo ėmiausi slapčia nuo tėvų. Šie manė, kad studijuoju teisę. Nesijaučiu gerai meluodamas, bet tikėjausi, kad galiausiai man pavyks daryti tai, ką mėgstu. Tačiau mano rezultatai buvo vidutiniški. Man nepavykdavo perskaityti reikiamų knygų, o kai labai stengdamasis įveikdavau kokią vieną, taip pat pamiršdavau sąvokas, kurias turėjau įsiminti. Jaučiausi prislėgtas. Vieną dieną gavęs tokios amerikiečių grupės adresą, paskambinau į jų namų duris. Mane pasitiko labai malonus vyras. Jis keliais žodžiais pristatė man meditaciją. Pasakė, kad pakanka tinkamai atsisėsti ant pagalvėlės ir atidžiai stebėti tai, kas vyksta. Patarė trumpam pamiršti savo žinias bei gebėjimus ir nesistengti suprasti, nes nėra ko suprasti. Negalėjau tuo patikėti. Šį kartą iš tiesų nebuvo sudėtinga. Tokia buvo mano pirmoji meditacija. Tuo metu nežinojau, kad man duris atvėręs ir mane į meditacijos pasaulį įvedęs maloniausias vyras buvo Franciskas Varela, vienas iš didžiausių šiuolaikinių neurobiologų. Sėdėdamas ant pagalvėlės, pagaliau supratau, ką reiškia tikras palengvėjimas. Neįsivaizduojate, kokį sukrėtimą patyriau. Buvau prastas mokinys. Mano pasiekimų knygelėse mirgėjo įrašai: gali padaryti geriau, griežtas papeikimas, kaip visada užsisvajojęs. Aš būdamas mokinys labai norėjau viską padaryti geriau, bet visiškai nesupratau nei ko iš manęs prašome, nei kam man to reikia. Pradinėje mokykloje dar nebuvo taip blogai. Kaip prislėgdavo sunkumai ar jausdavausi nusiminęs, ieškodavau paguodos pas mokytoją. Nurimdavau jausdamas jos palankumą ir pasitikėjimą manimi. Bet vyresnėse klasėse turėjau tiek daug mokytojų, kad ne su vienu neužmezgiau asmeninių ryšių. Pradėjau nieko nebesuprasti. Man nesisekė mokytis, taip pat man sunku buvo pasiruošti pamokoms. Ir štai pirmą kartą man nereikėjo, kad kažkas pasisektų. Pakako tik dalyvauti tame, kas vyksta, susitelkti į savo kūną, kvėpavimą, pojūčių suvokimą, atidžiai stebėti aplinką. Pagaliau pasijutau čia savas ir pradėjau reguliariai lankyti šią grupę. Kartais labai stengdavausi medituoti, nors iš esmės manęs būdavo prašome atsipalaiduoti. Pasitaikė ir tokių seansų, kai bijodavau, kad man nepasiseks. Tačiau nebuvo nieko, kas galėjo nepavykti. Tai supratau ne iš karto. Man buvo sunku to patikėti. Kartais nerimaudavau, kad būsiu vertinamas, nors niekas neketino to daryti. Tokiamis akimirkomis jausdavausi nusivylęs, sutrikęs. Stengdamasi susitelkti, kad padaryčiau geriau, aš pristigdavau kvapo. Dar nežinojau, kad nereikia nieko daryti. Būčiau norėjęs, kad man kas patartų. Susitaikyk su gyvenimu. Bet tuo metu niekas taip nesakė. Man tai duodavo suprasti, bet buvau įsitikinęs, kad klaidingai suprantu. Neatsižvelgiant į visas pastangas, grįžau prie įprasto požiūrio, kurio žmonės laikosi kiekvieną dieną atlikdami užduotis. Aš stengiausi. Stengiausi nesuklysti, teisingai atsisėsti, tinkamai kvėpuoti. Tada staiga viskas paaiškėjo. Mano meditacija prarado prasmę. Prireikė laiko ir daug kartų mėginti, kol pagaliau prisipažinau, kad meditacija tai tik būdas susitaikyti su gyvenimu. Susitaikymas su gyvenimu – auksinė meditacijos taisyklė. Turėti tapti svarbiausia mūsų buities dalimi. Visada ką nors veikiame. Gaminame valgį, dirbame, mylime, žiūrime filmą, kalbame telefonu. Iš tikrųjų, net sakydami nieko neveikiu, darome daugybę dalykų. Perjunginėjame televizijos kanalus, šnekame su savimi mintise,
Nepaliaujamai blaškomės nuo vienos veiklos prie kitos, nuo vienos minties prie kitos bijodami tylos. Mūsų dėmesys įskaidytas, todėl atrodo, kad nieko neveikiame. Veltui gaištame laiką, neatliekame nieko svarbaus ar prasmingo. Iš esmės, medituoti tai paprasčiausiai būti, sustoti, padaryti pauzę, nebelėkti, verčiau susitelkti į save, įsitvirtinti savo kūne. Meditacija yra gyvenimo mokykla. Tam, kad būtum, nereikia specialių žinių. Bet to nėra profesionalios meditacijos. 1960 metais pabaigoje Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenęs ir mokęs zen mokytojas Shunryu Suzuki noriai kartojo, kad naujokams geriau pavyksta medituoti nei patyriems meditatoriams, mat pastarųjų meditacija neretai komplikuojasi. Medituoti tai išlikti atviram ir smalsiam, tokiam kaip pradedantysis. Regis nieko nedarome, bet tuo metu vyksta daug dalykų. Man mokantis buvo aiškinama, kad meditacija yra laisvas veiksmas, o ne mechaninė ir reglamentuota technika. Dabar ji taikliai vadinama sąmoningumo meditacija. Angliškai mindfulness. Šį terminą tiksliau būtų versti kaip visišką buvimą, o ne visišką sąmoningumą. Atsižvelgiant į tai, galima sakyti, kad medituoti yra taip pat paprasta kaip ir valytis dantis arba žiūrėti į židinėje spraksinčią liepsną. Pabandykite. Atsisėskite ant pagalvėlės arba ant kėdės, nesvarbu kur. Nėra nei privalomos, nei draudžiamos sėdėjimo pozos. Sėdėjimas yra ne technika, o tik labai paprastas būdas nieko neveikti, niekuo nesirūpinti. Pateiksiu sveiko proto diktuojamą patarimą. Sėdėkite tiesiai. Tai padės jums išlikti budriems, nenuklysti mintims į šalį, būti čia ir dabar. Tai ne prievalė, o natūralus elgesys. Argi žiūrėdami filmą arba dalyvaudami konferencijoje savaime neišsitiesėte svarbių momentų, kai kažkas patraukia jūsų dėmesį. Išsitiesus atveriamas protas tam, kas vyksta čia ir dabar. Neatsitiktai mieliau niuniuojame mėgstame melodiją stovėdami duše, nei gulėdami ant kušetės. Beje, dabar mokslininkai gan juokingai tyrinėja šį reiškinį. Jungtinėse Amerikos valstijos akademikai atliko tyrimą. Jo dalyviai buvo suskirstyti į 2 grupės. Pirmosios grupės dalyviai buvo prašoma suglėbti, nuleisti pečius, lyg atsiprašinėtų. Antrosios grupės dalyvių paprašyta išsitiesti, atsistoti nugalėtojo pozą. Abiem grupėms pateiktos vienodos užduotys. Pirmai grupiai buvo sunku atlikti šias užduotis, o antroji lengvai su jomis susidorojo. Iš pradžių nebus patogu sėdėti ar stovėti išsitiesus. Gali užtrukti, kol su tuo apsiprasite. Be to, reikia drąsos tam pasiryžti. Gal jums skauda nugarą arba kojas. Dėmesingai ir maloningai savo tai pripažinkite, nekaltindami savęs, kad netinkamai atsisėdote, kad jums nepavyko. Be jokios vertinimo pasakykite savo, kad jums tik skauda nugarą arba kojas. Taip jūs nekankinsite savęs, nebusite nubausti, jei po kurio laiko pakeisite pozą. Kartais žmonės manęs klausia, ar turime teisę taip elgtis? Nebesvarstykite, ar turiu tam teisę. Jauskitės laisvai. Nieko baisaus, jei jums nepavyks išsėdėti tiesiai. Apniko mintis, tebūnie. Neverčiu savęs jų išmesti iš galvos, nes esu tikras, kad taip pasiekčiau tik priešingą rezultatą. Mane užplūstų nekontroliuojamas minčių srautas. Užmezgu ryšį su tuo, kas vyksta, priimu ateinančias mintis, jų neanalizuodamas, su jomis nekovodamas ir negindamas jų šalin. Manau, kad meditacijoje dalyvauja visos mano mintis, suvokimas, taip pat pojūčiai. Iš esmės nieko nedarau, tik esu. Meditacija tai neatitraukimas nuo aplinkos ar persikūnimas, priešingai. Tai atverimas pasauliui per pojūčius, tai yra per kūną, kai juntame žemę po kojomis,
Ant šlaunų padėtos rankos ir prie odos prigludę drabužiai. Taip pat girdite, kaip stabdomas automobilis, kalba praeivis, nesistengdami suprasti, nevertindami, net neįvardydami to žodžiais. Medituojant svarbu būti dėmesingam, girdėti, matyti, jausti alkį, ryšį su aplinka. Netrukus tie garsai tampa vis prastesni, begaliniai tarsi poezija. Tik ką gimę esame susisaistę su kitais. Vėliau, laikui bėgant, nutraukiame šios saitus, atsiskiriame, pamirštame, kad nereikia stengtis visko paaiškinti, suprasti, pagrįsti, kritikuoti. Man meditacija yra labai paprastos ir lengvos pratybos. Aš ją priimu maloningai. Reikia išmokti taikyti tokį požiūrį pirmiausiai savo. Šių pratybų nelaikau nei pratimu, nei darbu su savimi. Tai ne užduotis ar problema, kurią reikia spręsti, o kvietimas įsitraukti. Tai nėra savistabos arba savęs apdovanojimo būdas, sureikšminant save aš ir dar kartą aš. Mat aš nėra nuo pasaulio atsiskyręs individas, kuris medituoja žiūrėdamas į bambą. Medituodamas įsąmoninu, kad esu pasaulio dalis. Maloningai užmezgu ryšį su tuo, kas ir kaip vyksta. Taip pat giliau pažįstu save, patį šį gebėjimą laikui bėgant prarandame. Nebemedituokite, verčiau kvėpuokite. Kvėpavimas yra natūralus veiksmas, kuriam nereikia jokių pastangų. Kartu tai ypatingas reiškinys, tobuliausia gyvybės išraiška. Tik susitaikydamas su gyvenimu ir kvėpuodamas esu gyvas. Meditacija yra toks pat natūralus veiksmas, padedantis susigrąžinti gyvybingumą, vėl pasijusti gyvam. Šį veiksmą galima atlikti bet kuriuo metu. Tai tam tikra dėmesingumo ir malonės forma, atsisakant bet kokio vertinimo. Kai esu liūdnas arba susinervinęs, susitelkiu į savo liūdesį ar nervingumą ir susitaikau su gyvenimu. Meditacija tai ne instrukcijos ar draudimai, o kvėpavimas. Čia ir slypi meditacijos gydomoji galia. Kvėpuoti reiškia vėl pasiekti dermę su gyvenimu. Medituoti tai susitaikyti su gyvenimu ir vėl tapti žmogumi.